Labą dieną, gerbimi telšiškiai. Šiandien yra šventė, gal ne visiems, bet šiandien yra Ukrainos nepriklausomybės diena. Ta proga ukrainiečiai, telšių ukrainiečiai, pas mūsų ukrainiečiai yra keli šimtai žmonių, pabėgėliai, karo pabėgėliai. Ir jie organizuoja kiekvienais metais iškilmes, minėjimą. Ir šiandien yra irgi ta pati diena, jie buvo eisena per miestą, ten centrą, eisena ir priešais savivaldybė, nepriklausomybės aikštėje, nepriklausomybės diena buvo švenčiama, buvo mitingas, susirinko ukrainiečiai su vėliavom, su tautiniais drabužiais, didžioji dalis, tautiniai drabužiai, išsiuvinėti, ten jų, visi jie turi ukrainiečiais tautinius drabužius ir dainavo, šoko, žodžiu, buvo minėjimas. Ir ten kava, arbata, ten, aišku, pertraukėlių tokie buvo, pabendravimą aš su jais jau nuo pat pirmų dienų, man didelį garbė būti su ukrainiečiais, tai didvyrių tauta, didvyrių, tai drąsų žmonės, stiprų žmonės yra, tai yra patriotiški žmonės, mums pavyzdys, visam pasauliu pavyzdys, tai visam pasauliu pavyzdys, jie kariauja, jie nepasiduoda rusų okupantams, jie kariauja su rusiškųjų fašizmu, maru. Tai pavyzdys. Aišku, juos palaiko visas pasaulis, progresyvus pasaulis, nepalaiko rusų fašistų pusėje yra tik keletas degradavusių valstybių, visas normalios valstybės įsivyščiusios padeda ukrainiečiams, palaiko ir valstybių politika tokia yra. Ir mūsų Lietuvos politika tokia pat. Mes padedam ukrainiečiams, mes dalyvaujame tame reikale ir minimaliai, aišku, ten padedam minimaliai. Ir mūsų valstybės politika tokia yra. Bet šiandien sekmadienis į minėjimą neatvyko nei vienas valdžios atstovas. Mero Katkaus nebuvo. Vakar jis buvo daug kur, vakar buvo ten gegužinis kaimuose. Jis būna, reiškia. Kaimuose gegužinis pirmą eilį, jie sėdi pirmą eilį, kokia šventė, kokia aviacija šventė, jis pats pirmas ir sėdi. Ir ukrainiečių pasveikinti neatėjo. Jis namuose šiandien sėdi, čia pat, už kelių kilometrų, bet neatvažiavo. Nebuvo ir etatinių sveikintojų Seimo mūsų narių, kurie sėdi bažnyčiai pirmą eilį, sėdi vakar Lauksodai sėdėjo. Čia neatėjo pasveikinti, nei Miliauskis neatėjo, nei Gedvilas neatėjo. Neatėjo ir etatinis sveikintojas Gusarovas, kuris per kaimus važinėja. Neatėjo etatinis sveikintojas Valentinas Bukauskas. Neatėjo. Nieks neatėjo. Iš tarybos narių, nežinau kaip reagavo ukrainiečiai, bet labai negražu. Smerkiu iš jūsų tą tokį poelgį. Jūs esat paskutiniai bailiai. Jūs nesat lojalūs Lietuvos valstybei. Mūsų vykdomai valstybės politikai. Valstybės politikai esat, bet valstybės politikai nepritarėt. Esat bailiai, prisitaikėliai, jūs darot gėdą telšiams ir telšių rajonui ir visai Lietuvai darot gėdą. Bailiai. Negalite ateiti, pabūti 10 minučių ir išeiti savo reikalais. Bet jūs nepalaikot. Jūs greičiausiai, kaip aš manau, esat agresoriaus pusėje. Jūs galvojat, kad rusai stipresni laimės ir tada jūsų nenubaus. Už tai. Taip nebus, karas iki visiško banditų sunaikinimo bus, iki visiško fašistinės valstybės Rusijos sunaikinimo. Kitaip mes ramiai niekada negyvensim. Tai tokia pozicija. O jūsų pozicija neaiški, jūs esat bailiai. Ir neatėjot. Todėl, kad ukrainiečiai nebalsuotojai, taip, jie neturi balsavimo teisės. Jie nėra piliečiai, jie nebalsuos. Kam čia eiti, kam laiką gaišta, ne Valentinai? Arba Tomai Katkau. Namuose, kad nors ten daržus varpo turbūt. O kam čia reikia be reikalo benziną deginti? Tai jūsų pozicijos savanaudžiai. Savanaudžiai ir gėda man už jums gėda. Tai O kaip kaimuose, pirmąjį Gusarovas su baltais marškiniais, su kostiumu jau sėdit. Galvojat, kad už jūs balsuos kas nors. Niekas nebebalsuos už jūs. Atsitiktinai tapot, kaip ir Katkus, atsitiktinai tapot meru, kaip ir Gusarovas, kaip ir Kuzinas, kaip ir kiti, kaip ir Valentinas tapo Seimo nariu. Jie viskas nebebūsit, daugiau niekas nebebūsit. Viskas tai buvo atsitiktinumai, kaip gamtoj. Dažnai būna atsitiktinumai gamtoj, žinot. Tai kolegos, man gėda, kad jūs esate mano kolegos.
Aš atsiriboju nuo jūsų pasyvumo, nuo bailumo, jūs esate pasiniai bailiai, jumis pasikliauti gali tik tai tokie pat bailiai, kokie jūs esat. Tik tokie pat bailiai, už jūs ir balsuoja tokie pat bailiai. Deja, tokių dar daug yra. Tai vat mano šiandien tokia pozicija, ukrainiečiai tai yra didvyrių tauta, mes palaikom juos ir šlovė Ukrainai.